Pokalbis su dienos svečiu. Toliau RS2 radijo programoje prasideda laida Pokalbis su dienos svečiu. Šiandieną laidoje pristatysime asociaciją Šiaulių rajono vietos veiklos grupė. Kokiu tikslu įkurta ši asociacija, apie jos veiklą, įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus papasakos šiandieną pas mus į studiją atvykę svečiai. Tai sveikinu minėtos asociacijos Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pirmininkas Povilas Zaveckas. Labadiena. Labadiena. Ir administratorė Kristina Burkė-Žilinskienė. Labadiena. Labadiena. Na, gal ir pradėkime nuo tos pradžios, šiek tiek galbūt istorijos. Apskritai, kas tai yra asociacija Šiaulių rajono vietos veiklos grupė? Lietuva įstojus į Europos Sąjungą pradėjo veikti įvairūs paramos fondai. Ir vienas iš tos paramos fondų buvo Lyder programa. Rajone aktyvūs žmonės, kuriem buvo svarbu kaimo reikalai, kaimo problemos, pradėjo burtis į bendruomenės. O kad tos bendruomenės įgyventų kažkokius savo tikslus, reikėjo atitinkamų finansavimo. Tai va, aktyvūs žmonės pradėjo burtis ir sukūrė tą Šiaulių rajono vietos veiklos grupę. Turiu pasakyti, kad dalyvauti šitoj programui buvo tam tikrų nuostatų. Reikėjo, kad viskas vyktų iniciatyva iš apačios, taip kaip kalbėjau, kad bendruomenės, ir būtų partneriai, socialiniai partneriai, būtų verslas ir būtų vietos valdžia. Tai vietos veiklos grupė turėjo susidaryti iš trijų minėtų grupių asmenų grupių. Taip. Tai ta Šiaulių vietos veiklos grupė taip ir įsikūrė. O pirmieji reikalavimai buvo taip, kad ne mažiau 50% būtų socialinių partnerių, tai tipo bendruomenių, ne mažiau 25% vietos valdžios, tai buvo Šiaulių rajono savivaldybė, ir ne mažiau 35% vietos verslas, nedaugiau 35 verslai. Tai va, tai mes susirinkę aptarėm tos reikalus, kad programoje reikia dalyvauti, kad reikia tikrai, kad ateitų finansavimas į Lietuvą, ir 2004 metais, Liepos 21 dieną, buvo įkurta asociacija vietos veiklos grupė. Pradžioje, aišku, visiems buvo nauja, tiek mums, tiek ir Lietuvoje, jokios patirties nebuvo aišku, kaip šitai programoje reikia dalyvauti. Bet... Tai čia, priminkime, pirmieji Lietuvoje, ar ne tokie įsikūrėte? Ne, Lietuvoje taip, šiaip Lietuvoje kūrėsi kiekvienoje savivaldybėje po vieno vietos veiklos grupė. Ir iki tol, kol šiuo metu ir toj 2007-2013 metų programoje dalyvavo 51 vietos veiklos grupė. Tai va, ir mes įsikūrė 2004 metais, kol kas konsultavomės, žiūrėjom patirtį tiek internete, tiek spaudoje, tiek konsultavomės su kitais rajonais. Aišku, buvo labai sunku. Pirmiausia, tokia buvo integruota parengiamoji strategija, buvo labai mažos lėšos numatytos ir bandėmės miestelių ir kaimų plėtrą, bet kadangi per savo dar nežinojom, viską šitoj programoje sudalyvavom, bet negavom finansavimo. Toliau kibom į darbus, kai reikalas kibom, pradėjom tikrai, surinkom gerą komandą ir rengėme 2007-2013 metų programą. Turėjom ir tikrai neblogus konsultantus, kurie mums padėjo šitą rengti programą, ir 2008 metais parengėme jau mūsų 2007-2013 metų vietos plėtros strategiją. Aišku, tai buvo analizė, tai buvo grinai mūsų SSGG analizės buvo, tikrai identifikavom visas reikalingus, kas reikalinga mūsų kaimam, ką turėtumėm pirmiausia atkreipti dėmesį. Ir per tą laiką tikrai sukūrėm, aš manau, kad tikrai buvo strategija gan gera strategija, buvo įvertinta 96 balais, ir tada mes gavome finansavimą. Finansavimas buvo 10,36 milijono litų, tai mums tada atrodė labai dideli pinigai,
bet ant tokio laikotarpio tai tikrai tie pinigai nebuvo labai ir dideli. Bet taip išėjo, kad vis tik labai sėkmingai mes įgyvendinom šią strategiją, darėm truputėlį ir pakeitimų, bet visumoj dabar važiuojant per kaimus, praktiškai čiut ne kiekvienam Šiaulių rajono kaime mes galim pasižiūrėti, iš mūsų finansuota, kaip gražiai padaryta. Tikrai patiems smagu ir aš manau, kad patenkinti tikrai kaimo gyventojai ir tą pažymė ir mūsų ir rajono vadovai važinėdami po kaimus. Manau, kad nauda tikrai buvo. Apie kitus konkrečius nuveiktus, planuojamus nuveikti darbus mes jau pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Keliaujame į muzikinę pauzę. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsiasi laida Pokalbis su dienos svečiu. Primenu, šiandieną laidoje mes kalbame apie asociaciją Šiaulių vietos veiklos grupė. Apie visą tai išsamiau mums pasakoja šiandieną studijoje viešintis svečiai, tai asociacijos Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pirmininkas Povilas Zaveckas ir administratorė Kristina Burkė-Žilinskienė. Dar paprašysiu, kad papasakotumėte apie tai, kokias organizacijas jungia asociacija Šiaulių rajono vietos veiklos grupė. Gal aš pareisiu taip, kad pirmiausia, kad šiuo metu mūsų vietos veiklos grupės narių yra 63. Tai, kaip ir minėjau, jie yra iš 3 sektorių, tai vietos valdžia, tai yra Šiaulių rajono savivaldybė, yra didelė dalis yra kaimo bendruomenių, jie yra kaip socialiniai partneriai pas mum, tai jau didžioji dalis. Ir 3 sektorius yra verslo sektorius, kurį irgi turim, nemažai, yra virš 10 verslininkų, kurie yra mūsų nariai. Šiaip mūsų organizacija yra visiškai atvira, gali jos narių būti kiekvienas norintis, gyvenantis mūsų VVG teritorijoje ir vykdantis veiklą VVG teritorijoje. Šiek tiek apie šią teritoriją, turbūt gal plačiau papasakokit. VVG teritorija tai yra Šiaulių rajono savivaldybės teritorija, išskyrus Kuršėnų miestą. Savaime aišku, kad ir tai Šiaulių miestą, išskyrus Šiaulių miestą. Tai yra, kadangi mūsų programoje gali dalyvauti visi miestai ir miesteliai, kurių gyventojų skaičius yra mažiau kaip 6000 gyventojų. O įstoti į mūsų asociaciją reikia pateikti prašymą valdybos vardu ir nurodyti kas atstovauja. Jeigu yra fizinis asmuo, tai jis tik tai pateikia prašymą ir mes svarstome, ar jį priimti ar ne. O jei tai yra juridinis asmuo, tai juridinis asmuo turi pateikti prašymą, turi savo valdymo organo, turi pateikti protokolą, kuriame nurodo, kad tikrai nori stoti į vietos veiklos grupę ir turi pateikti asmenį, kuris atstovaus tą juridinį asmenį kaip fizinis asmuo mūsų organizacijų. Kažkokie kiti reikalavimai nėra keliami, nėra būtini? Nėra keliami, mes apsvarstum, tai yra vis tiek apsvarstum, kas ta organizacija yra. Kiekvienam valdybos posėdį, kai priimam naujus narius, tai jis pats šitą stojantysis, jis pristato kokius tikslus, ko gali padėti, ko reikalinga. Tai ir tada valdyba sprendžia, bet paprastai šiaip dar nebuvo nė karto, kad ką nors nepriimtume. Aišku, ir turi sumokėti nario mokestį. O nario mokestis yra didelis? Nario mokestis yra simbolinis, yra 10 eurų metus yra nario mokestis ir 5 eurai yra stojimo mokestis. Tad žodžiu, kažkokios ribos, kiek narių negalite priimti, nėra? Nėra jokios, nėra. Aišku, mes tik tai priimdami naujus narius vis tik norėtumėm, kad tikrai jie su reikalu, kad jie dalyvautų mūsų veikloje, kad ne vien to skaitytųsi, kad tik tai yra narys, esu narys ir tiek. Tas procesas, pats dalyvavimas, kaip vyksta, ką turėtų daryti tas prisijungęs narys? Turi domėtis mūsų veikla, turėtų dalyvauti susirinkimuose. Pas mums yra labai platus, labai plačiai mokome, dalyvauti mokymuose, būti aktyvus. Ne vien tiek tik tai... Kad tik tai aš atėjau, noriu paramos. Aš atėjau. Matot, kaip yra. Dėl paramos tai yra toks dalykas, kad tai parama gali gauti nebūtinai būtų mūsų narys.
Tai nėra, neturi ribojimų, ne vien mūsų nariai. Tiek tai nariai yra, kaip, reiškia, dalyvauja mūsų valdyme, dalyvauja mūsų visoje veikloje, tai yra dėl to nariai. O paramą mes turi teisę gauti kiekvienas mūsų VVG teritorijos narys. Na ir atėjo metas pakalbėti apie tuos konkrečiai įgyvendintus projektus. Ja. 2007-2013 metų mūsų plėtros strategija buvo labai sėkmingai gyvendinta. Kaip minėjau, gavome 10,36 milijono litų. Ir mūsų strategijoje buvo numatyti 2 prioritetai, pagal kuriuos mes ir teikime paramą. Tai pirmas prioritetas buvo patraukliaus gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas. Tai būtų kaimo atnaujinimas ir plėtra. Ir ten veiklos rytis tokios būdavo kaip viešųjų erdvių tvarkymų. Gal pastebėjote, kaimeliuose labai daug matosi sporto aikštelių sutvarkyti parkai, sutvarkyti paplūdimiai. O tai čia yra mūsų tie įgyvendinti projektai. Jų mes iš vis įgyvendinom 22, beveik už 4 milijonus litų. Toliau remontavom bendruomenės namus. Šitie bendruomenės panaudos teisę gavo, beveik visos bendruomenės gavo pastatus, kurios reikėjo, kad galėtų savo veiklą vystyti, atnaujinti. Tai va mes iš vis atremontavom 10 bendruomenės namų, beveik už 2 milijonus litų. Ir taip pat pastatėm 2 naujus bendruomenės namus nuo nulio. Tai Gegužių ir Lukšių kaime pastatėm puikius erdvius bendruomenės namus. Dabar ten neturėjo bendruomenės jokių patalpų, nebuvo jokių valstybinių įstaigų ir dabar puikiai vykdo veiklą šitos bendruomenės. Taip pat finansavom 2 vandentvarkos projektus, 2 vandens nugeležinimo projektus. Atnaujinam, atremontavom 2 bažnyčias, Kužių ir Raudėnų. Tai buvo mūsų pirmo prioriteto veiklos. Antram prioritete buvo tokie smulkesni projektėliai, kad aktyvinti kaimo žmonės, stiprinti bendradariškumą, socialinę integraciją didinti. Tai buvo veiklos rytis tokios kaip kaimo tradicijų kūrimas ir puoselėjimas. Tai mes 7 tokius projektus parėmėm. Tai tiesiog smagu žiūrėti Verbūnų kaime, moterų kolektyvas naujus rūbus pasisiuvo, Donos kelią sukūrė filmą. Tikrai labai puikus projektėlės buvo. Tai buvo Verbūnų bendruomenė. Sauginiuose taip pat ansamblis rūbus nusipirko. Šiupilių bendruomenė suorganizavo viso rajono bendruomenių sąskridį. Iš šitos veiklos ryties mes parėmėm 7 projektus už 237 tūkstančius litų. Na, aš matau, kad tikrai darbų nuveikta labai daug, gal likusius mes jau pratęsime pokalbį vėlgi po trumpos muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame kalbame apie asociaciją Šiaulių rajono vietos veiklos grupė. Na ir šiandieną studijoje pas mus svečiuojasi minėtos asociacijos pirmininkas Povilas Zaveckas ir administratorė Kristina Burkė-Žilinskienė. Na, prieš nuskambant muzikiniai pauzai mes jau vardinom tikrai gausybę asociacijos įgyvendintų projektų. Dar galbūt šiek tiek apie tai prašom. Pratęsiant antro prioriteto projektus, taip pat rėmėme socialinę švietėjišką pažintinę veiklą. Tai buvo amatų stovyklos vaikams, tai buvo knygų leidimas. Iš viso tai buvo 8 projektai, kur parėmėm daugiau negu 205 tūkstančiais litų. Toliau renginių kaimo vietovėje organizavimo rėmėm. Tai buvo labai maži projektėliai, nuo 5 iki 7 tūkstančių litų, kad kaimuose galima būti vasarą, padaryti didelę šventę. Aišku, tai buvo be liekamosios vertės, bet vis tik, kad atsimintų žmonės, kad vis tik ta parama buvo, kad kiekvienas žmogus pajustų tą lyder dvasią. Ir tokių projektų mes parėmėm 15 ir beveik 100 tūkstančių litų šitiem renginiam. Toliau vienišų pagyvenusių su negalia žmonių aktyvinimo.
turėjom 4 projektus, kurių paramą išleidom beveik 90 000 litų. Ir paskutinė veiklos sritis buvo jaunimo užimtumo gerinimo ir išvykimo iš kaimo mažinimo. Tai buvo, aišku, ta yra mūsų problema labai didelė iš šio metu. Sakyčiau, ta dalis, kurią sunkiausia galbūt pasiekti rezultatų, ar ne? Taip, labai sunku pasiekti rezultatų ir mes turėjom tokius 8 projektus, kurių paramą išleidom 278 000 litų. Ir tai, jeigu paminėti, tai iš geresnių, tai buvo Naisių jaunimo klubas, kuris įgijo aparatūrą savo veiklai, skautų klubas organizavo puikias stovyklas, tikrai jaunimui buvo labai užimtumo gerai skatino. Davo klubas, karate klubas įsigijo puzlę tatami iš mūsų paramos. Rajono salės aprūpinom naujai krepšinio lentomis, taip pat švieslentėmis. Kužiai sporto klubas įsigijo treniruoklių salės praktiškai visą įrangą. Be abejo, tai buvo svarbus mūsų projektai, bet deja jaunimas kol kas, kiek mes tengiamės, kiek darom sąlygas, bet tikrai kviečiam, jeigu kas girdi dabar mūsų eterį, tai kviečiam jaunimo organizacijas jungtis prie mūsų, tikrai išskirtinė parama jums bus ir sekančiam periode. Aišku, kaip matome, tikrai įgyvendintų projektų buvo gausybė, visų net ir nespėsime išvardinti mūsų laidoje. Tačiau kokie projektai planuojame įgyvendinti šiais metais? Prašom. Iš tikrųjų, tai mūsų ateinantis laikotarpis laukia ganėtinai sudėtingas ir pilnas naujų iššūkių. 7-13 metais mūsų įgyvendinta strategija buvo vienos pakraipos, tačiau nuo 14 metų prioritetai investavimo labai skiriasi. Ir iš tikrųjų tiek projektų vykdytojams, tiek mums teks įgyvendinti ir susitaikyti su begalė naujų iššūkių. O sakykite, dėl ko jie skiriasi? Kodėl? Todėl, kad skirtumas pagrindinis yra tai, kad aname programavimo laikotarpyje didelis dėmesys buvo skiriamas tiesiog kaimo vietovių gerbūvio gerinimui, darbo, žmonių užimtumo gerinimui, socialinių grupių veiklos gerinimui, o naujame laikotarpyje labiau yra akcentuojamasi į darbo vietų kūrimą, į verslo skatinimą, į žmonių užimtumo darbo atžvilgių kaimo vietovėse didinimą. Tai iš tikrųjų tokia veikla mūsų kaimo bendruomenėms yra ganėtinai neįprasta ir teks joms labai daug dalykų įvairių susitaikyti. Tai pasirengdami šitam naujam laikotarpiu mes darėm labai daug įvairiausių darbų ir pradėjom juos daryti gan anksti, dar net 2013 metais. Tai tuomet jau pradėjom su bendruomenėmis ir kitomis Šiaulių rajono nevyriausybinėmis organizacijomis kalbėtis apie tai, kas laukia tame naujame laikotarpyje ir kam reikia ruoštis. Ir organizavimą įvairius mokymus apie bendruomenių verslumą, apie tai, kuo jos gali užsiimti kaimo vietovėse, kad jas paskatinti, kurti idėjas ir ruoštis tiem naujiesiam projektam, jeigu jos norės gauti lėšų įvairių. Tai galiausiai tas visas darbas nuo 2013 metų sugulė į tą naująją vadinamą strategiją, tai yra 14-20 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategija, kuriai tikimės bus taip pat skirtos lėšos ir taip pat bus galima įgyvendinti įvairius projektus. Tai kaip minėjau, jie jau bus šiek tiek skirtingi nuo praėjusio laikotarpio ir tai bus daugiau susijęs su darbo vietų kūrimu. Be abejo, išliks projektų ir tokių kaip renginių organizavimo kaimo vietovėse, taip pat ir jaunimo projektų. Tokia nauja sritis atsiranda kaip socialinio verslumo projektai, kuomet kaimo bendruomenės įvairius socialinio verslo projektus galės įgyvendinti. Ir žinoma, nemažos lėšos skiriamos tiesiog įmonių įvairaus dydžio įgyvendinamiems verslo projektams. Aš tik tai dar norėčiau pridurti, kad dabar mūsų Žemės ūkio ministerija kreipėsi į Europos komisiją, kad pakeltų šitą mūsų projektų finansavimo. Kaip žinome, projektai finansuojam 50%, verslo visi projektai 50% finansuojam, 50% reikia savo lėšų.
Tai va, tai kreipėsi, kad gali būti, kad šitą intensyvumą gali būti, kad bus pakeltas iki 70%. Tai tada, ko gero, mes būsim visiems reikalingi labiau jau tada. Bet tai yra tikimybė, bet tik tai privatiem ir mažom ir labai mažom įmonėm. Tokiem kaip socialinio verslo projektams arba tokiem viešiesiems projektams kaip erdvių viešųjų gerinimas ar patalpų bendruomenių gerinimas, tai parama skiriama 80% nuo bendro projekto vertės, o čia 50% yra tiem verslumo projektam, jau kurie konkrečiai susiję su darbo vietų kūrimo. Tai va, tų iššūkių laukia ir darbų laukia tokių naujų visai nemažai ir iš tikrųjų ir bendruomenės gal šiek tiek šiuo momentu yra išsigandę, bet tikimės, kad viskas bus gerai, nes jau daug darbo padaryta. Tuo labiau, kaip matome, jūs jau iš anksti pradėjote, ar ne, atlikti tuos darbus, tai ne mūsų sudėtinga, manau. Taip, pradėti darbai labai iš anksti ir jos jau turi be galo daug žinių, ką gali daryti savo vietovėse, kai kurios net ir idėjų jau turi, ką darys ir tik laukia jau kada tie pinigėliai, o tie pinigėliai iš tikrųjų dabar ta strategija parengta ir patikta vertinimui yra. Ir Žemės ūkio ministerija yra kaip ir prižadėjusi ir neprižadėjusi, kad jau bus įvertinta iki šių metų Liepos 1 dienos. Tai va, tikimės galbūt šių metų pabaigoje jau ir bus koks kvietimas paraiškų rinkimui. Jo, ir kviestumėm dar verslininkus, kurie dirba kaime, kurie kuria ten darbo vietas, kurie tikrai darbina tos kaimo žmonės, kviestume pas mum pasikonsultuoti visą kitą ir mes tikrai tikimės, kad jiem padėsim, finansuosim jų projektėlius, tikrai darbo vietų kūrimų. Tik reikia dar pridurti ir pabrėžti dar kartelį, kad vis tik tai tie projektai gyvendinami gali būti tik tai Šiaulių rajono vietos veiklos grupės teritorijoje, kuri yra, kaip Povilas jau minėjo, tai yra Šiaulių rajono savivaldybės teritorija, išskyrus Kuršėnų miestą, nes projektų vykdytojai gali veikti tik tai miesteliuose iki 6,000 gyventojų. Tai kadangi Kuršėnai šiuo metu turi apie 10,000 gyventojų, tai jie jokių būdų jau nebepatenka į mūsų šitą teritoriją ir ten registruoti projektų vykdytojai arba ten norimi įvykdyti projektai jau negali būti finansuojami mūsų lėšomis. Turiu pasakyti, kad Kuršėnuose yra įsikūrusius Kuršėnų vietos veiklos grupė. Gali kreiptis tenai. Žodžiu, Kuršėnai bet kokiu atveju nėra palikti, ar ne? Ne. Be kažkokios pagalbos. Kągi, ačiū mūsų svečiams, na ir pabaigai jūsų palinkėjimas visiems, kas mūsų šiuo metu klausosi. Nu ką, linkime, pirmiausia, norime gal gero tarpusavio bendradarbiavimo. Atsiliepkit, dalyvaukit pas mums, tikrai padėkim kaimo vietovėm, padėkim atsikelti kaimam nuo nedarbo, padėkim kažką tai sukurti. Nebijokim. Svarbiausia, nebijokim. Pagal jūsų palinkėjimą, kita vertus, belskite ir duris bus atidarytos, ar ne? O jeigu uždarytas, lyskit per langą. Ačiū. Kristina, prašom jūsų palinkėjimus. Iš tikrųjų, kviečiu labai visus nebijoti sutikti naujus iššūkius, nes tik tai dirbdami ir diskutuodami mes randam geriausius sprendimus ir mes tikrai su visais mielai dirbam ir visus mielai konsultuojam ir padedam rasti įvairiausių išeičių iš pačių sudėtingiausių situacijų. Tai labai laukiam visų. Ačiū mūsų svečiams, ačiū už pokalbį ir priminsiu, kad šiandien dienos svečio laidoje mes kalbėjome apie asociaciją Šiaulių rajono vietos veiklos grupė ir svečiavusiai laidoje minėtos asociacijos pirmininkas Povilas Zaveckas ir administratorė Kristina Burkė Žilinskienė. Ačiū, viso ko geriausio, visų planų įgyvendinimo. Viso.